Sveiki, čia Domantas iš Edumint ir šiandien pasikalbėsime su Aurelija apie dirbtinio intelekto įrankius ir kaip mes juos galime išnaudoti, kurdami reklaminį turinį savo įvairiems kanalams. Tai Aurelija, trumpai papasakok pradžioje apie save. Sveiki visi, ačiū Domantai, kad pakvietei pasidalinti žiniom apie tai, kaip galima kurti ir naudinga kurti turinį reklamai skirtą panaudojant dirbtinio intelekto įrankius. Aš esu startuolių mentorė, lektorė, dėstau rinkodaros, paslaugų rinkodarą Vilniaus universiteto studentam, taip pat turiu savo agentūrą, mokymo agentūrą, ir kartu su kolegom vedam įvairaus tipo mokymus, kurie susiję su reklama. Tai mūsų tikslas yra edukuoti žmonės ir visuomenę, skatinti kurti tokį turinį, kuris patrauktų dėmesį, generuotų, taip vadinkim, rezultato, o ne daryti bet kaip ir iš nuojautos. Ok, tai jau mes pradėjom kalbėtis apie reklamą šiek tiek, tai gal pradžioje apsibrėžkime apskritai, kas čia yra ta reklama, kada mes apie ją kalbam šitam kontekste, kad būtų aišku jau nuo kurių nukeliausim iki to dirbtinio intelekto. Kodėl svarbu suprasti apskritai, kas yra reklama ir kokie jos yra tikslai. Tikslai gali būti visokie, nes paprastai rinkodaristai žinom tas kelias fazes, naudojama IDA modelį. Pirmiausia, jeigu nori supažindinti žmogų su reklama arba su paslauga arba produktu, tu privalai sukurti awareness, taip vadinama, prikaustyti dėmesį, paskatinti, supažindinti, informuoti. Paskui įvedi per kitus etapus, svarstymo etapą, pirkimo etapą, tada aišku yra siekis patį klientą susigrąžinti. Tai čia yra toks vienas iš fundamentalių dalykų, kur reikia kiekvienam žinoti. Nežinant, joks dirbtinis intelektas nepadės, jeigu nežinosi tokios struktūros. Kitas dalykas, kas yra svarbu, aš irgi tai vadinu fundamentu, prieš kuriant reklamą reikia sužinoti ir suvokti, ar tavo paslaugą ir produktą kaip vartotojas pirks. Ar jam reikės labai daug įsitraukimo, pavyzdžiui, nuspręsti, kokį pensijų fondą pasirinkti. Tai yra viena tema ir vieni būdai, kaip klientą pasiekti. Ar aš tiesiog pardavinėsiu, arba kartu, Domantai, pardavinėsim obuolius arba kojines, tai tada vėlgi visai kitokia strategija ir visai kitokio tipo reklama turi žmogų paveikti. Tai čia yra antras dalykas. Trečias fundamentas, be kurio aš sakau, vėlgi joks dirbtinis intelektas nepadės, jeigu nežinosi ir nepažinsi savo kliento. Tam mes ir mokymų metu darysim tokį trumpą pratimą, kad suprasti, per kokius taškus galima klientą paskatinti arba paveikti, atlikti vieną arba kitą veiksmą. Tai tų reklamos fundamentalių taisyklių yra iš tiesų gana nemažai. Jas pirmiausia reikia žinoti, o tada mums bus ir lengviau užduotis formuoti dirbtiniu intelektu, kad pasiekti dar geresnį ir greitesnį rezultatą. Ok, bet tai dabar, kai mes kalbam apie reklamą, kaip apie kažkokį galutinį rezultatą, aišku, planavimo stadija yra labai ilga, mes ir tyrinėjom ir ieškom įvairių variantų, bet galų gale, kai mes sakom, pagaminom reklamą, tai ką mes turime omenyje? Skrajutę, banerį, nežinau, žinutę danguje, apie ką mes, gal sakyčiau labiausiai, apie ką mes kalbėsim būtent šiandienos metu, kurie mums kanalai aktualiausi. Kadangi mes jau kalbam, vis tiek pradėsim kalbėti ir apie dirbtinio intelekto įrankius, tai kalbėsim šiandien apie skaitmeninius būdus ir apie skaitmeninį turinį. O tas turinys gali būti visoks. Nežinau, jeigu skrajutė yra kaip baneris, tai galima užskaityti tą kaip skaitmeninę reklamą, bet tikriausiai čia daugiau juokaujam, ar ne, taip nėra. Tai kas yra kokios tos formos reklamos, skaitmeninės reklamos, jos egzistuoja. Jų yra gana nemažai, tai gali būti ir vizualas, gali būti ir tekstas, gali būti tas ir tas, gali būti straipsnis, blogas, kliento parašytas komentaras, gali būti podcastas, gali būti webinaras. Jeigu kalbam apie socialinius tinklus, tai tada kalbėsim turbūt ir apie stories formatą ir apie reels formatą. Taipgi jų yra gana daug, priklausomai kokių rezultatų nori pasiekti, kokiose fazėse tau reikia tą turinį naudoti, tai ir kalbėsime apie mokymus ir galėsim dar šiandien padiskutuoti. Ok, tai iš esmės gaunasi, kad mes dabar prašysim po truputį dirbtinio intelekto mums padėti
suformuluoti tas žinutes, suformuluoti užduotis, galbūt pasigaminti iliustracijoms ar video ar dar kažkokiam formatui, kurį mes paskui vėliau talpinsim į internetą, į socialinius tinklus, galbūt pareklamuosim, galbūt nepareklamuosim to turinio, ne, tai galbūt tiesiog tas organinė kažkokios klaidos bus, ar stories, ar ant sienos įdėtas įrašas, ar tai gali būti žinutė elektroniniu paštu siunčiama, ar tas pas tinklaraščio įrašas ir panašiai. Teisingai, ne? Taip, teisingai. Tai dabar, jeigu mes kalbam apie, sakykime, jau pradėjau trupučiuką lengvai pasakoti apie tai, kad ta reklama, tas galutinis rezultatas, jis nenutinka, tiesiog atsidarom Photoshopą ar Paintą ir nupiešiam paveiksliuką, mes turime labai daug darbo iki tol nuveikti, tam, kad tas mūsų galutinis rezultatas, tas paveikslėlis su nuotrauka, kas, taip primityviai sakant, tam, kad jis būtų paveikus. Tai šiek tiek labai trumpai, kokie dabar yra tie etapai, kaip mes iki to gero rezultato reklamos nueinam. Ir gal iš karto galim pasižiūrėti, kai kuriuose vietose dabar tas dirbtinis intelektas mums iš tikrųjų gali pasitarnauti, mūsų darbą palengvinti, pagreitinti arba padaryti kokybiškesnį, o kuriuose vietose reikia mūsų gerų žinių, kompetencijų ir dar kol kas greitai ją neatiduosim. Viskas taip labai greitai kinta, aš gal norėčiau pradžiai pasakyti, sakant ir kalbant tą temą, kad reiktų suprasti, kad nei ChatGPT, nei Midjourney, nei kiti dalį arba kitos programos, vadinkim taip, įrankiais, jie nėra galutiniai šiandien. Tai nėra Microsoft Word arba prezentacijos kokia nors programėlė, kuri yra pastovi. Tai reiškia, šiandien mes ją atsidarom, rytoj ją mes randam tokią pačią, galbūt po metų ateina koks nors vienas kitas update'as ir mes tada juo džiaugiamės arba nesidžiaugiam, kad vėl viskas pasikeitė. Tai jeigu tu to manęs klausimo būtum paklausęs rugpjūtį arba gegužę, tai būtų visiškai kitokia istorija. Netgi rugpjūtį dar buvo dar nebuvo tokio rinkodaristų, ypatingai marketingo žmonių ažiotažo ir to tokio norėjimo išbandyti visas priemonės. Bet apie tai aš irgi turiu tam tikrų savo įžvalgų, kodėl taip atsitiko. Bet kalbant, ar ne, nepaistant, kas be nutiktų, tikėtina, AI nežino jūsų svajonių, nežino nei tavo, nei mano svajonių, nežino, ką aš noriu pasiekti, ar aš asmeniškai kaip prekės ženklas noriu ko nors pasiekti, ar savo įmonėje noriu padidinti pardavimus, galbūt noriu apskritai pritraukti vartotojų, testuotojų ir panašiai. Tai dirbtinis intelektas šito negali nuprognozuoti ir tarkim, jeigu parašysim jam užduoti, dabar kalbėkime apie ChatGPT, sukurk man reklamos planą pieno reklamai su tikslu pasiekti 100 klientų. Tai jūs gausite atsakymą, kad užduotis yra netiksli. Tai jūs prašys patikslinti užduotį, nes jūs turit nurodyti auditoriją, netgi brando tonality, stilių, kokia tai reklama. Paprastai reikia žinoti, kad ChatGPT naudojamas ne visada, bet šiuo atveju, kai mes kalbam apie vieną reklamą, tai yra paprastas trumpalaikis tikslas. Tai reiškia, mes turim būti labai aiškus, tokie ir labai konkretus. Mes turim labai konkrečią užduotį suformuluoti tam, kad mums papasakotų, ką mums reikėtų daryti. Ta pati taisyklė galioja vizualui. Jeigu mes sakysime, nupiešk man merginą sėdinčią ant stogo, tai mes galim gauti įvairių rezultatų ir visiškai tai netitiks mūsų lūkesčių. Tai vėlgi, užduoties formavimas yra pats pagrindinis dalykas, ką reikia mokėti teisingai daryti. Ir skirtingose platformose skirtingai šiek tiek tos užduotis reikia formuoti. Mes mokymų metu irgi aptarsim, kaip suformuoti ChatGPT. Pavyzdžiui, dalį yra, jeigu naudoji jame, tai kiek kitoks užduoties formavimo būdas negu Midjourney. Midjourney yra daugiau reikia techninių žinoti, netgi kaip kodą gerai parašyti, kad gautum rezultatą. Tai aš sakyčiau, apibendrinant, dirbtinis intelektas mums leidžia greičiau pasiekti rezultatų, jeigu mes teisingai jiems suformuosim užduotį. O kaip užduotį suformuoti, tai jau čia mes turim išmokti ir žinoti.
Okay. Nu tai pabandom kokį greitą pavyzdį padaryti. Gal ChatGPT nejungsim, bet tiesiog aptariam, iš kokių žingsnių susidėtų mūsų pokalbis su ChatGPT ir galbūt dar kitomis priemonėmis, jeigu norėsim kokį nors vaizdą pagaminti, kad ir su tuo pačiu pienu, nežinau, greitai savo galim susigalvoti dabar briefą, kuo tas pienas išskirtinis, ar jisai ekologiškas, jisai, nežinau, į jaunimo orientuotas, gal ten koks žaidimas dar ant jo dėžutės yra dar kas nors. Pabandykim dabar suskaidyti, iš kokių elementų susidės dabar visas tas mūsų procesas tam, kad pasidarytumėm gerą, sakykime, Reelsą socialinių tinklų kampanijai. Pirmiausia, galvokim, norime teksto tikriausiai, ar ne, dabar reikalingas mums reklamai, tikėtina, jeigu, bet vėlgi. Man nedidelė frazė kažkokia. Reiškia taip, tai reiškia, mums reikia teksto ir mums reikia vizualo. Tai tekstą reikėtų taip ir suformuoti, ar ne, parašyk man tekstą, arba netgi dar geriau yra ChatGPT parašyt, kaip čia pasakyti, tokią taisyklę, įsivaizduok, kad tu esi, bet toks ir toks žmogus ir tu kuri tam ir tam reklamą ir dabar tau reikia pasiekti tokių rezultatų. Imagine. Ir kai mes jam parašom taisyklę, mes jo turėtumėm paklausti, ar tu supranti ar ne. Jisai atrašo dažniausiai taip, būna parašo ne, tada tikslinį užduotį, tu su juo tokiu kaip ir virtualiu savo asistentu bendrauji. Tai kai jisai supranta, kas jis toks, įsikūnija į tam tikrą, vadinkim, kažkokią tai asmenybę, tada mes jam formuojam užduotį. Tai gali būti X šalies, X miesto pienas arba bet koks pavadinimas, paprašom sukurti reklamą žmonėm, kuriems yra, tarkim, 20 metų, ir net tai yra jau jauniems žmonėms, kuri patrauktų dėmesį ir leistų jiems pajausti kažkokį tai jausmą. Na, tai mes jiems turim aiškiai pasakyti, kaip jie turi pasijausti, ne, ir paskatintų tą pieną gerti, arba, pavyzdžiui, ryte, ar vakare, ar per pietus. Kuo detaliau parašysim, tuo mes geresnį rezultatų turėsim. Ir aišku, mes turim pridurti, kokio formato norim, ar ne, turim pasakyti iki galo, kokio rezultato tikimės kokiam kanale. Tai šiuo atveju reikėtų paminėti, kad čia mes nukūrėm tekstą 15 sekundžių Instagramo Reels formatui. Tai mes taip turėsim tekstą kažkokį, tai ne, paskui jį galėsim pasikoreguoti, pasižiūrėti, mums ten patinka, nepatinka. Tonelį tai reikėtų pridėti, galima pasakyti žaismingiau pasakyk, galima pasakyti konservatyviau kalbėk, galbūt pateik kažkokių tai ekspertinių žinių, procentų įdėk jie, kodėl verta čia tą pieną gerti, ne? Tai kuo tiksliau parašysim, tuo geresnį rezultatą gausim. Tai tada kitas žingsnis, ką mes turėtumėm pasidaryti, tai jau tada susikurti vizualą, pavyzdžiui, ne? Tai vizualo kūrimas irgi ta pati taisyklė, tai klausimas, kur rašai. Jeigu rašai dalį, tai yra vienaip, jeigu rašai Midjourney, turėtum jau pasakyti, netgi padetalizuoti, kokio apšvietimo nori, netgi gali foną parinkti, su kokia kamera, kokiu fotoaparatu tai galėtų būti nufotografuota, ar tai yra zoom in, ar tai yra zoom out, kokių dalykų išvengti. Tai vėlgi, tas toks kruopštumas, kuo išsamiau parašysim, tuo geresnį rezultatą gausim. Ir tikėtina bus graži reklama. Kas, man atrodo, labai svarbu suprasti ir kam apskritai šitie įrankiai yra reikalingi, ypatingai socialiniai medijoje bendraujant su klientais, kuriant jiems turinį, nes turinys greitai sugenda, greitai išeina iš vartojimo, tai mums reikia greitai sukurti, mes neturim laiko daug medituoti, vizualą pagaminti reikia, žiūrint koks vizualas, dienos, kartais savaitės agentūros įgamina. Tai dirbtinio intelekto įrankiai mums leidžia greičiau viską padaryti. Ir vizualą sukurt, ir tekstą sukurt, ir gauti tą
netgi kelis rezultatus greitai padaryti. Pavyzdžiui, aš nežinau, ar pats esi girdėjęs, net 2017 metais, atrodo labai seniai, mes apie dirbtinį intelektą dar nekalbėjome, Nutella padarė labai gražią kampaniją, skirtą 7 milijonam italų, jį vadinasi Nutella Unica. Tai vėlgi, nes 7 milijonai skirtingų pakuočių. Tai dirbtinio intelekto pagalba jos galima buvo atspausdinti. Tai įsivaizduokit, jeigu dizaineriui būtų reikėję 7 milijonus pakuočių gaminti, tai būtų neįmanoma. Ar ne? Tai vėlgi pagreitina, paspartina darbą, kuris skirtas iš principo yra tokiams trumpalaikiams reklamos kampanijoms arba užduotims atlikti. Tai va, tai tokie dalykai mums labai palengvina gyvenimą, tik tai vėl pasikartosiu, gerai parašyti užduotį, suprasti, ko nori, pradžioje ir pats suprasti savo auditoriją, privalai, ar ne? Nėra taip, kad mums nereikia nebereikės turėti jokių marketingo ir rinkodaros komunikacijos žinių. Čia būtų tas pats, kaip įsivaizduokime, ne? Jeigu staiga visos mašinos patampo važiuoja be vairuotojo, tai nereiškia, kad mes neturim mokėti važiuoti mašiną, tai nereiškia, kad mes neturim būti išsilaikę teisų. Tai čia tas pats ir su dirbtiniu intelektu. Aš atsimenu, visai neseniai dariau kampaniją ir specialiai labai norėjau išsibandyti, kuo daugiau įdėti dirbtinio intelekto. Būtent su ChatGPT labiausiai norėjau pasižaisti, ką man jis papasakos šitoj situacijai. Ir buvo įdomu, kad klientas realiai, taip labai dalinai buvo apsirašęs savo prekės ženklo išskirtinumus, pačią auditoriją, taip labiau pokalbį mes su juo apturėjome, tai nebuvo kažkaip formalizuota, nežinau, kažkokiam brandbook'e ar panašiai. Galvoju, būtų įdomu pasižiūrėti, kaip aš tą produktą, jisai nėra kažkuo tai labai išskirtinis, ta prasme, ten, pienas, žinai, ar pienas ekologiškas, ar pienas kaip tik tai pigus, ar pienas dar kažkoks, tai aš tą pozicionavimą galiu kažkaip tai parašyti, nežinau, kam jisai skirtas. Bet man, pavyzdžiui, buvo tada klausimas, sakau, turiu produktą X, kurio ten galbūt išskirtinė savybė yra tokia, išvardink man, nežinau, 5 klientų personas, nežinau, auditorijos segmentus, kuriems galima būtų komunikuoti per socialinius tinklus. Ir man išmetė iš tikrųjų pakankamai gražų ten tą sąrašą auditorijų, kurias galėjau tada pasirinkti. Ir tada sakau, paimk numeris 3 ir parašyk, nežinau, 7 pardaviminius argumentus šitai auditorijai pagal jų savybės, kaip mes galėtumėm pardavinėti pieną. Išsirinkti dar kažkurią, tai gal netgi ją dar patikslini, papildai, ir tada jau sakai, tai dabar jau su šituo pardaviminiu argumentu šitai auditorijai prašau paruošk man 10 tekstų, kuriuos aš galėsiu naudoti socialiniam tinklam. Ir tada irgi ten didelė dalis šlamštas yra, bet kažkuri tai dalis yra labai faina, labai gera, prisitaikai, galbūt sujungi, galbūt išsiverti, bet tas procesas, kurį dažnai būna, reikia dabar man kūrybingai pažiūrėti į užduotį, tai ką reiškia? Tai jeigu aš pradėsiu rašyti, nežinau, kelis skirtingus variantus, tai jie bus visi labai šabloniški ir neįdomus, nors mes čia apsimetam žmonės labai kūrybingi būdami, bet iš tikrųjų per dieną per skubėjimą labai daug šabloniškų minčių pridaro. Ir tik tai tuomet, kada išstini, nežinau, 20-30 idėjų apie tą patį dalyką, tada prasideda jau tie įdomus dalykai. Bet iš tikrųjų, ChatGPT irgi labai panašiai veikia, nes jisai iš pradžių tokius labai generinius atsakymus duoda, paskui, kai prašai smulkinti ir dauginti, tai prasideda tie tokie įdomumai, kur mūsų didžiausias turbūt darbas yra identifikuoti, kad, čia yra gera mintis, man dabar reikia pasinaudoti ir aš jau ją paskui galėsiu pagaminti kažkokį rezultatą bendrinį. Ir net su tekstu man tas veikia iš tikrųjų labai puikiai, tiesiog net ir gali paprašyti trumpo scenarijaus tam pačiam Reelsui ir panašiai, ir paskui jau ten pagal tai galėjau keliauti į kitas platformas ir gamintis tą turinį. Gaminti. Vat būtent, dar viena mintis, ką aš pati esu išbandžius ir kas tikrai labai padėjo, kaip atsirinkti iš to, kaip tu sakai, šlamšto, iš to teksto, galbūt ne visai ten gerų tų pasiūlymų, kaip parašyti, ar ne, apie paustus kalbu. Vėlgi, jam gali paduoti taip vadinamą taisyklę. O reklamos, berods, jeigu neklystu, žmogaus elgesio pokyčio yra tokia teorija labai, vėlgi ta teorija, reikėtų suprasti, kad tai nėra teorija, niekas neatsisėdo ir nesugalvojo, tai daryti tyrimai, metodai jau per 20-30 metų paprastai veikiantis. Tai ChatGPT gali iš anksto parašyti užduoti, vėlgi, parašyk postą, ar ne,
kuriame būtų pirmas sakinys ten, tarkim, ar ne, patraukiantis dėmesį, arba ar jisai turėtų būti, nežinau, kažkoks reziumuojantis visą šitą turinį. Ir tada jam dar paaiškinti, kad žinutė turi būti aiški, paprasta kalba, pavyzdžiui, lengvai nuskaitoma, dar gali paprašyti kokį nors įdėti pavyzdį, kad žmogus labiau patikėtų ir panašiai. Tai vėlgi, tam tikros taisyklės, kurios yra, vadinkim taip, reklamos teorijoje aprašytos, jos galėtų būti ir turėtų, mano galva, būti paaiškinamos pačiam dirbtiniu intelektui ir tada mes gaunam visai kitą rezultatą ir mes tada gaunam nuostabų postą. Tai vėlgi, ar ne, tai čia žmogus turi pamokyti, žmogus turi pasakyti, kokio rezultato jis tikisi. Tai vėlgi grįžtam prie to, kad jei tu nebūsi nieko skaitęs, jeigu tu nežinai, kaip žmogaus pirkimo, kodėl žmogus perka, kokia pirkimo filosofija, kodėl jis elgiasi vienaip arba kitaip, tai tikėtina bus sunku. Ir tu nežinosi, ar tu gerą rezultatą gavai ir blogą rezultatą gavai. Turėsi pasitikėti 100% dirbtiniu intelektu. Ko pats beje ChatGPT, jeigu paklaustumai, pats nerekomenduoja jo pasikliauti 100%. Dar vakar bandžiau paklausti jo apie savo ateitį, tai irgi gavau labai gražų atsakymą, kad jis tai galėtų pagal tam tikrus mano įpročius kažką paprognozuoti, bet įvykių dėja jis tai nepasakys man. Tai kas nutiks man kitą dieną. Tai mes turim žinoti, ko mes norim, kad kitą dieną mums nutiktų. Ar ne? Ir tada dirbtinį intelektą panaudoti savo tikslams pasiekti. Kas man dar labai patiko, kadangi ChatGPT yra surinkęs visą internetą, ten žiūri, kurią versiją naudos iki kurių metų, bet iš esmės, jeigu internete yra kalbama apie kažkokias marketinginės teorijas, nežinau, AIDA modelis, klientų personų modelis, nežinau, Cialdini poveikio principai ar dar kažkas. Bet tai, kas yra platu, tai, ką mes, nežinau, galim rasti vadovėliuose, apie ką yra daugybė tekstų tam pačiam internete, tai ChatGPT apie tai puikiai supranta. Ir, pavyzdžiui, man labai smagu buvo, pasiprašiau, sakau, parašyk man klientų personas. Tai būtent pagal jų tą modelį, pagal tai, kaip personą reikia prašyti, labai trumpai, bet labai gražiai glaustai, ten su poreikiais, su savybėmis, ten su vardais, su amžiumi, kaip mes ten įpratę. Man tą iš karto ir parašė, net nereikėjo aiškinti, kokiu formatu man reikia pateikti. Sakau, duok klientų personą, sako, kaip prašau. Parašyk man 6 įrašus, kurių kiekvienas būtų pagal vieną Cialdini poveikio principą, tam pačiam dalykui, bet tiesiog iš skirtingų pusių apie tai papasakau. Iš karto išpildžiu. Tai labai nuostabu, kada esi jau, nežinau, šiek tiek akademijos kažkokios tai ragavęs, nesvarbu, ar tiesiog besiskaitydamas internetuose, bet tada tas užduoties suformulavimas jis labai sutrumpėja, nes jeigu kažkas tai yra bendrai priimtina ir žinoma kaip kažkokia tai teorija, tai mes tą galim labai puikiai panaudoti pokalbyje ir mums užtenka tik pasakyti tą pavadinimą ir iš karto viskas aišku. Aš labai norėčiau judėti prie įrankių. Mes jau čia dabar taip kažkaip tik tą ChatGPT kol kas tik tai įlinksniuojam, bet tų įrankių tai dabar kaip grybų po lietaus. Tai kas dabar iš viso vyksta, nežinau, gal galima kažkaip tos įrankius pabandyti paskirstyti į kažkokiam kategorijom ir turinio gamybos prasme, kokį mes formatą gaunam iš tų įrankių. Ir man taip labai, yra tokios nuojautos, kad kažkuri dalis tų įrankių, jie tokie kaip baziniai, esminiai pasidaro, kur mes visi mokomės jais naudotis ir reikia juos mokytis, o kiti tokie gal labiau mados klyksmas, kur, faina, reikia išmokti, ypač jeigu mano rinkai tas reikalinga, bet, klausimas dar kiek jie gyvuos ir kas čia bus. Aišku, nieks nieko nežinom, bet pabandykim trupučiuką, pabandykim kažkokios nuojautos turėti, kas išgyvens, o kas mados klyksmų ir pasibaigs. Labai geras klausimas, kas yra mados klyksmas, kas ne. Vėlgi, aš kalbėsiu dabar apie įrankius, kurie padeda kurti reklamas. Kas ta reklama ir koks tas reklamos turinys mes jau aptarėm. Tai gali būti vizualas, gali būti tekstas, gali būti vaizdo medžiaga. Nors beje, 23 metus, kiek man teko skaityti visokių tyrimų, jie yra vadinami text to image metais. Tai 23, kas tikrai ištobulėjo, tai tikrai galim sakyti, kad to teksto,
agreguotos informacijos mes galim naudotis. ChatGPT tikrai yra vienas iš turbūt stipriausių galbūt tų įrankių, kuriais verta pasitikėti. Ir tai beje, sparčiausiai pasaulyje buvo augantis appsas, jo parsisintimai ir apskritai naudojimas. Tai vėlgi, ar ne, ir matom, kad tos versijos atsinaujina, pačios jau dabar ir lietuviškai gali tam tikras užduotis paprašyti jo parašyti, ir lietuviškų tekstų visai neblogų gali gauti, vėlgi žiūrint, ką naudoji. Beje, bet viena tokia įžvalga, aš naudoju Apple kompiuterį, tačiau persisinčiau Microsoft Edge naršyklę. Ir ten, tarkim, ar ne, nuėjus į Bingą, atsidarius ChatGPT 4 versiją, kuri yra beje nemokama, nes dabar niekas neturi nemokamas ChatGPT versijos apart, bet tuo būdu ją galima naudoti, kurį ką tik pasakiau. Ten lietuviškai pateikiant užduotis, atsakymai gaunasi daug gražesni ir sklandesni, negu einant, pavyzdžiui, kitų kelių arba Chrome naudojant. Tai vėlgi, to niekada nesužinosi, netestuojant, neklausantis kitų patarimų. Beje, Facebook'e yra labai nuostabių grupių. Midjourney dalį žmonės dalinasi savo sugeneruotais paveiksliukais, parašo, kas ten pasiteisino, kas nepasiteisino, kaip tekstą formavo ChatGPT, kas pasiteisino, kas nepasiteisino. Tai aš sakyčiau, reikėtų naudoti. Tai link kur judu, tai kadangi dalį yra vėlgi OpenAI produktas, ne, tai jie kartu, tai šitais produktais aš įsivaizduoju galima naudotis, nes tiek vienu, tiek kitu. Tai pavadinimai ChatGPT ir apie DALL-į mes kalbam, teisingai? Taip. Tai jie yra, kaip čia pasakyti, vieno brando ir dėl to yra sujungti. Ir dabar, jeigu gerai suprantu, tai su Microsoft partnerystė pasirašė, dėl to ir duoda žmonėm truputėlį pažaisti ir su mokama versija. Kitas, kuris tas įrankis, kuris man labiausiai patinka ir aš jo labiausiai tikiu, vėlgi ne dėl to, kad man patinka, bet dėl to, kad turi daug vartotojų, tai yra Midjourney, visiškai kitokio pobūdžio platforma, tai yra vaizdų generavimo platforma. Mano galva, ji yra geresnė už dalį keliais aspektais. Pirmu, kad ši platforma yra, taip, tai yra mokama, bet ji veikia Discordo platformą. Discordo platformai tu visada turi žmonių, su kuriais tu gali pačiatinti, pasitarti, gali dalyvauti samituose, kiekvieną dieną yra renkami nugalėtojai, kas sugeneravo geriausius paveiksliukus arba kažkokį tai kitokį turinį. Tai ten yra community, kur yra iš karto tau po ranka ir tu gali užduoti klausimų, pasitarti, jeigu tau kažkas nesiseka ir panašiai. Taip pat yra labai specifiškai, netgi sakyčiau, programavimo vos ne kalba paaiškinta, kaip tu turi parašyti tą užduotį vadinamą promptą. Ko daliai nėra. Ten tu tiesiog, ką gauni, tą gauni, o Midjourney tu gali pasakyti, kad ne, aš to nenoriu, ir tu gali prašyti variacijų, be variacijų, kiek norėsi, tiek gausi. Žinoma, ta paslauga yra mokama ir jeigu sugeneruosi labai daug paveiksliukų, tai tau greitai nebeužteks net basic plano, turėsi naudotis tuo standartiniu. Skirtumai, koks kitas skirtumas? Jeigu yra primityvi užduotis, tam tikrais atvejais dalį yra geriau naudot, nes tiesiog parodo tą, kad tu paprašėjai. Midjourney sukuria tokį gal daugiau menišką vaizdą. Klausimas vėlgi, ko mes norim? Ar mes norim maketo, ar mes norim nuotraukos, pavyzdžiui, kiek įmanoma realesnės nuotraukos. Tai aš sakyčiau, bent jau kiek man teko eksperimentuoti, Midjourney čia laimi tiesiog, nes aš mėgstu kurti realistiškus vaizdus reklamose. Tai vėlgi, čia turbūt dėl to dar tas pulsas yra primtinesnis. Tai čia mes ką apšnekėm, tai yra teksto generavimo. Dar galėtumėm ir toliau kalbėti apie ChatGPT, ką galima su juo padaryti naudojant pluginus, bet čia
truputėlį mokymus apie tai kalbėsiu, labai daug dalykų galima ir video galima pasidaryti, nebereikia nieko galvoti, tiesa, korekcijų teks pasidaryti, bet tai jau yra įmanoma. Bet vėlgi grįžtu prie to, kad 23 metais mes skaitomi tekstų image, tai reiškia teksto generavimo labai ištobulėjo algoritmas ir vaizdų generavimo. Tai kiti metai tikėtina, vėlgi taip žmonės kalba, trendas, kad mes turėsim geras jau vaizdo generavimo įrankius. Tai tiek apie vaizdą ir tekstą. Kas man dar labai patinka ir ką aš pati esu išbandžiusi, tai yra Jasper. Tai vėlgi pasibandyti pradžio aš siūlyčiau ChatGPT, paskui pasižiūrėti, ar reikalingas Jasper tokia programa ar ne, nes yra labai specifinė. ChatGPT gali pasiklysti, nes ten yra daug visko, spaust daug visko, ko daryti. Čia Jasperis yra skirtas tiesiogiai rinkodaros tikslams, gali rašyti naujienlaiškius, blogus, e-mailus, social media postus ir panašiai. Ir bent jau taip kalbama, kad tas pats turinys yra tikrai gerai vertinamas SEO prasme, tai ką ten tu sukuri ir sugeneruoji, pavyzdžiui, web saitui tekstą, tai geriau daryti naudojant šitą specifinį įrankį. Bet vėlgi, reikia pasižiūrėti priklausomai nuo tikslų. Jeigu rašo daug e-mailų, postų, DM-ų, daug siunčia newsletterių, tai tikrai geriau šis specifinis įrankis, kuris beje nėra labai brangus. Tai čia tas ketvirtas, ar ne? Tai čia jau. Daugiau tokių įrankių yra tikrai begalės, šimtai iki šiandien dienos ir turbūt dar kuriamas naujos, kol mes su tavimi kalbam. Pažaidimui tai yra, tai pasakysiu, tokių smagių platformų kaip Epic, kur gali savo nuotrauką įsidėjęs pamatyti, kaip atrodai jaunystėje, ir ten 60 gražiai tau paveikslėlių sugeneruoja. Labai smagių yra. Su tavimi beje, Daumantu, dalinausi vėlgi AI headshot, tai jeigu nori profesinės nuotraukos, tarkim, ar ne tokios dalykiškos, gali tavo galva atsidurti gražiam kostiume arba gražioj sukneliai. Tiesa, reikia ten pavargti, labai blogos rezoliucijos nuotrauką tu gauni, plakato tikrai neatsispausdinsi iš jos, bet LinkedIno, tarkim, nuotrauka mano yra dabar sugeneruota būtent šitos programėlės ir visai padoriai atrodo. Tai čia, bet tai yra mados klyksmai, kur tiesiog įsidedi savo paveiksliuką kažkokį ir žaidi su juo. Realiai tu jo niekur reklamos, tu tiesiog žaidi su šitam programėlėm. Bet kodėl jų yra tiek daug, tai jų yra tiek daug nebereikalo, nes mums reikia suprasti, kad rinkodaristus irgi pratina naudoti dirbtinio intelekto įrankiais. Tai mes irgi targetinam, mes irgi čia esame klientai, potencialūs, ir tie įrankiai kuriami būtent averinės fazėj, tam, kad mus pripratintų naudoti tais įrankiais. Ir mes, tarkim, ar ne jau pradėtumėm, nusipirktumėm ir tęstumėm tą narystę. Pavyzdžiui, Grammarly, ar ne, aš jau seniai turiu ir net nelabai įsivaizduoju, kaip galėtų pasikeisti mano, kodėl aš turėčiau atsisakyti šito nuostabaus įrankio. Gaila, lietuviškai jisai dar nerašo, bet angliškai ištaiso visas klaidas puikiai. Tai kaip dar suprasti, kurie tūstai yra geri, kurie yra blogi? Reikia pasiskaityti blogų, pasižiūrėti vertinimus, kiek klientų jau naudojasi ir panašiai. Pagal tai. Tai aš čia išvardinau tuos tokius pagrindinius, bet tikrai dar yra ir mokymų metu apžvelgsim ir dar kelias, ką galima naudoti. Pavyzdžiui, vietoj Jasperio irgi yra programų, ne, bet sakoma, kad vėlgi ji yra geriausiai iki šios dienos veikia. Bet neaišku, kas bus už mėnesį. Viskas labai greitai kinta, kaip ir minėjau, čia nėra Wordas, kuris nesikeičia. Jo, dabar turbūt vienas ir įdomiausių aspektų dabar iš tos mūsų šiandienos
kada tie dirbtinio intelekto įrankiai pabiro, pažiro, dabar visi labai bando surasti jiems naudos, nes, pati technologija, aišku, jinai vystosi irgi labai greitai, bet ir paskui jos pritaikymai, įvairūs market fitai labai, labai intensyviai dabar yra organizuojami, eksperimentuojami ir tas labai įdomu yra. Iš to yra taip daugybė tų produktų. Tai iš tikrųjų net ir mes dabar šitą video įrašą daromės, tai turbūt jeigu jisai bus žiūrimas po kelių mėnesių ar gal net po kokių metų, tai greičiausiai jau bus situacija visiškai pasikeitusi ir, turbūt, kad pagrindiniai šitie ChatGPT, tai OpenAI kompanijos produktai, tai Dolly ir ChatGPT, galbūt jie dar kažką tai netrukus išleis dar kažko tai didelio. Turbūt Midjourney greičiausiai, kad išliks pakankamai ilgai, o daugybė visų kitų produktų, nes jie tokie labai baziniai, jie tiesiog teisingai minėjai, yra tos kelios kategorijos, yra text to text, tai reiškia, aš parašau tekstą ir man išspjauna tekstą, gali būti text to image, tai reiškia, aš parašau tekstą ir man palei tai parašo paveikslėlį, text to video, bet kas dabar dar bando kažkurie tai daryti, bet dar labai siaubingi rezultatai gaunasi kol kas. Tai parašau tekstą ir man palei tai sugeneruoja video, ne tik tai vaizdą, bet ir kažkokį tai judesį turiu jam nurašyti. Paskui kas ten image video, man atrodo, tai reiškia tavo suanimuoja kažkokį tai tavo vaizdelį, labai paskutiniu metu su šitais eksperimentavau, bet irgi dar taip nepasakyčiau, kad labai patiko. Image to image gali būti, net kažkokie filtrai uždedami, kažkokias papildomas realybės. Jo, galima dar blendinti nuotraukas, bet faina funkcija turi Midjourney, galima jos sujunginėti, daug nuotraukų ir padaryti į vieną. Tik vėlgi mes ir su tavim turėjom diskusiją, man atrodo, kelis kartus šnekėjom, tik kaip ten padaryti, kad vaizdas būtų panašus į tave, jeigu aš, tarkim, įdedu savo nuotrauką, aš tikiuosi, kad mane va tokia ir parodys. Bet dar ir su kolega kalbėjau, kuris Vilniaus universitete teisę studijuoja, jis rašo disertacijos temą būtent apie šią temą. Matematiniai algoritmai skirtingi. Tai Midjourney arba Dali tavęs nenupieš tokio identiškai, koks tu esi, tiesiog galbūt panašų arba panašiai. Jeigu nori išvysti save reklamoje, tai tada turėsi kitaip dirbti, arba tada turi naudoti tas juokingas programėlės ir ten kurti savo avatarus kažkokiuos. Tai vėlgi šios tiek Dali, tiek Midjourney programos jos nėra skirtos tavęs tikro atvaizduoti kaip žmogaus. Jos skirtos yra sukurti kažką panašaus, padaryti taip, kad niekas neatskirtų ir galvotų, kad tai yra žmogaus daryta, ar ne? Čia vienas kolega, girdėjau, konferencijos metu sakė, kad reikia kokių turbūt 10 000 promptų, tų vadinamų užduočių sugeneruoti, kad jau pradėtum gerai suprasti, kas tai yra. Tai aš manau, kad tą labai verta daryti jau šiandien. Galim čia kvestionuoti ir laukti, kol ChatGPT taps Wordu, bet tikrai nėra tikslo. Tik kuo greičiau mes suprasim ir išmoksim tais įrankiais naudoti, tuo mums bus lengviau ateityje. Nes dar čia kita tema, ar ne, ir mūsų pačių rinkodaristų tie įgūdžiai, jie turėtų keistis. Mes turėtumėm suprasti, yra dar kita dalis, mes pakalbėjom tik apie vaizdą, tekstą ir vaizdą. Tai yra analitika, tai yra turinio personalizavimas, čia yra dar kita tema. Tai paprastai parašius užduotį dirbtinio intelektų nieko negausi. Tu turi sujungti savo klientų duombazę, turi išanalizuoti, turi užtikrinti, kad tie duomenys yra tik tikslus. Tada tas mašinos algoritmas, jisai ieško, taip vadinam angliškai patternų, ir tada nuspėja, kad vieni pasielgs vienaip, kiti pasielgs kitaip, todėl jam reikėtų rodyti vienokio tipo reklamą, kitam kitokio tipo reklamą. Tai čia jau, aš sakyčiau, yra didesnis mokslas, bet pradžioje mes turim išmokti naudoti su tokiais daily vadinamais įrankiais, paprastas užduotis formuoti, ir tada mums bus lengviau jau dorotis su daug sudėtingesnėm užduotim. Man atrodo, labai geras momentas mums pereiti prie to, kad tų įrankių yra, jie puikus, jie auga vis, ir kuo toliau, tuo labiau mums reikės išmokti jais naudotis. Tai mes su Aurelija organizuojame mokymus Eduminto, kuriuose ir kalbėsim būtent apie tai, kaip tą reklaminį turinį susikurti su dirbtinio intelekto įrankiais.
kokie tie įrankiai yra, kaip apskritai visas tas procesas atrodo ir kaip čia dabar padaryti, kad mūsų pagalbininkas būtų pats geriausias, o ne koks nors priešas. Tai Aurelija, gal gali trupučiuką papasakoti detaliau, kas tuose mokymuose mūsų laukia, nežinau, kas bus, o ko nebus tuose mokymuose, kad tie, kam yra aktualu, kad galėtų priimti sprendimą ir jiems čia aktualu sudalyvauti. Svarbiausia, manau, suprasti, kaip ir programai parašyta, jog šie mokymai yra apie turinį, kuris galėtų būti skirtas reklamai. Tai reiškia informuoti, sužadinti norą pirkti arba kažką pristatyti ir panašiai. Tai vis tiek mes daugiausia kalbėsim ir dėmesio skirsim, kaip padaryti gerus tekstus, kaip padaryti gerus vizualus ir kaip teisingai formuoti užduotis. Tai apie tai bus mokymai. Ko nebus labai generic informacijos, kur galėtumėte panaudoti savo gyvenime arba apskritai apie tendencijas. Aš tikrai nekalbėsiu poros valandų apie tai, kaip keičiasi pasaulis. Nes apie dirbtinį intelektą mes galim kalbėti valandas ir tai yra labai, labai plati tema, kaip jį pritaikyti medicinoje, kaip jį pritaikyti, nežinau, ten tarkim švietimo įstaigose ir panašiai. Tai mes turėsim siaurą temą, bet ją stengsimės gerai, maksimaliai ją išnagrinėti. Taip, ir dar šiek tiek pakalbėsim, kaip padaryti ir kokias programas galim naudoti, jog tas turinys taptų personalizuotas. Tai kokios tos programos, nes tai paprastai, kaip ir minėjau, tokios užduoties nepavyks atlikti, tarkim, tuomet ir naudojant ChatGPT. Tai vienas dalykas yra sukurti daug turinio, gražaus turinio, kitas jau paprašyti dirbtinio intelekto išanalizuoti tavo vartotojų elgseną ir pagal tai jam siūlyti tavo sukurtą turinį. Tai šitą dalį irgi mes truputėlį panagrinėsim. Tai nekalbėsim tuščiai, nekalbėsim teorijos. Aš pasidalinsiu paskutiniais. Šiandien dieną yra vieni paskutiniai, už mėnesio gali būti kiti jau trendai, ar ne? Tai labai sunku įsivaizduoti, kas čia dar bus po mėnesio, bet ką galiu pažadėti, kad visa informacija ir mokymų medžiaga bus up to date. Tai kas tuo metu vyks, tai apie tuo metu mes tą ir nagrinėsim, tą ir kalbėsim. Okay. Ir aišku, kaip mes visą laiką labai mėgstam su daugybė pavyzdžių, su praktika, kadangi mokymai pakankamai ilgos trukmės, 8 akademinės valandos, tai spėjom per tą laiką ir šiek tiek teorinio pagrindo pasidalinti, pereiti per įrankius ir pasikalbėti apie labai praktinius pritaikymus ir tą tuo pačiu metu prisitaikyti, kad būtų iš karto pokalbis apie iššūkius ir kad ir per pačius mokymus, iš pačių mokymų galėtum išsinešti jau parengtus kažkokius tai ar tai tekstus ar vizualus palei savo tuo momentu vykstančias aktualijas. Tikrai taip. Tikslas mokymų nėra supažindinti, tikslas mokymų yra supažindinti ir pasidalinti patirtim, kas veikia, kas neveikia ir išmokyti. Tam, kad, tarkim, žmogus kitą dieną jau galėtų savo darbe drąsiau pradėti naudoti vieną arba kitą įrankį ir pradėti eksperimentuoti. Bet vėlgi, kokie tie eksperimentai gali būti, bet reikia suprasti, apie ką eksperimentuoti. Tai mes labai daug dėmesio, kaip ir sakai, skirsim ir užduočių esu pasirengusi nemažai ir pavyzdžių, kaip kiti padarė. Pavyzdžiui, labai gražią reklamą parodysiu, kur daryta Delta Airlines, Midjourney, beje, paprasta, nuostabi, graži reklama, kuri tam turbūt, nežinau, užtruko valandą arba 2. Tai kalbėsim daug apie praktinius dalykus ir kaip įgyvendinti, o ne tiesiog kaip susipažindinti ir jaustis smagiau, kad kažkiek tai žinai daugiau apie dirbtinius intelekto įrankius. Ok, tai ačiū Aurelija, iš tikrųjų mes visai čia gerą laiko gabalą pasikalbėjom, aš tikiuosi, kad buvo naudinga ir tai, ką mes čia papasakojom, kad ir per šitą tokį neypatingai ilgą laiką, bet papačiu, kad sudominom ir aktualizavom apskritai patį poreikį domėtis, mokytis ir šiek tiek papasakojom ir apie tai, ką galėsite gauti mūsų mokymuose. Labai kviečiu registruotis, nuorodą surasit kur nors video arba aplinkui video, priklausomai nuo to, kaip platformai žiūrėsit mus. Ir ką, tai kviečiam registruotis į dirbtinio intelekto pagalbą kuriamo turinio reklamai mokymus ir tikiuosi su visais ten ir pasimatysim. Tai ačiū tau, Aurelija, dar kartelį.
Ačiū labai tau ir nekantrauju pasimatyti su mokymų dalyviais. Iki visiems.